Kur baigėsi mūsų pasaka? Tiesa, vilkas laukė ateinant Raudonkepuraitės. Ilgai netrukus išgirdo vilkas kažką švelniai beldžiant į duris. Tai aš, močiute, Raudonkepuraitė, atėjau tavęs aplankyti. Eik greičiau vidun, mano miela mergaitė, saldžiai kalbėjo vilkas. Kur tu, močiute? Niekur tavęs nesimato, čia taip tamsu. Aš lovoje, Raudonkepuraitė. Juk žinai, kad prastai jaučiuosi, eikš arčiau, kad galėčiau į tave pasižiūrėti. Raudonkepuraitė pasidėjo krepšelį ant grindų ir priėjo prie lovos. Močiute, kodėl tavo tokios keistos akys? Niekada jos tokios nebuvo, pasiteiravo Raudonkepuraitė. Kad tave geriau matyčiau, atsakė vilkas. Eikš arčiau, mergytė, noriu apžiūrėti. Betgi tavo ausys tokios keistos. Kad tave geriau girdėčiau. Toliau smailino liežuvį vilkas. Eikš dar arčiau. Kokia didelė tavo burna, močiute. Trečią kartą prabilo Raudonkepuraitė, o vilkas tik sukaukė. Kad tave būtų lengviau suėsti. Vilkas numetė antklodę, šoko iš lovos, išžiojo savo nasrus ir prarijo Raudonkepuraitę, lygiai taip pat kaip ir jos bobutė. Paskui jis vėl įlindo į lovą. Po minutėlės jau knarkė. Tuo metu pro šalį ėjo medžiotojas su savo pagalbininku. Išgirdę pro močiutės langą sklindantį garsų knarkimą, jie atsargiai priėjo, pažiūrėjo vidun ir pamatė močiutės lovoje gulintį vilką su milžinišku pilvu. Jie kaip mat suprato, kad vilkas bus močiutę prarijęs. Įėję vidun, perpjovė vilkui pilvą ir negalėjo patikėti savo akimis, kai iš pilvo kartu su močiute iššoko Raudonkepuraitė, abi sveikos ir gyvos, ir labai dėkojo medžiotojui, kad jas išgelbėjo. Paskui visi pririnko galybę akmenų, supylė jos vilkui į pilvą ir gerai užsiuvo. Medžiotojas išėjęs į kiemą užtaisė šautuvą ir iššovė. Baisingas garsas vilką pažadino ir jis išsigandęs ėmė bėgti. Nuo to laiko niekas jo daugiau ir nebematė. Vėliau močiutė ir Raudonkepuraitė pasikvietė medžiotoją į trobelę ir visi skaniai sau pasmaližiavo. Raudonkepuraitė laimingai grįžo namo pas savo mamą. Pasakos pabaiga.